Tratata, tralele, pimpirimpi, o papa, niuki, niuki, tralilali ir ne. Tai nesveikinimų koncertas, tai dar viena nuostabi laida Maistas ant Pachmo iš Belmonto dvaro. O, labą dieną, atsiprašau, o ne jūs šitą mergaitę iš šitą Vilnius įmantį? Ne. Atsiprašau, bet ne jūs ten maisto komentuojate tam Instagram'e? Ne. Žiūrėk, klausyk, aš žinau, kad tu tą mergaitę iš šitą Vilnius. Aš kaip tik atėjau laidą apie maistą nufilmuoti ir neturiu svečio. Gal užeisi, pavalgysim, Belmonte čia gražiai prie krakliuko. Duosi pavalgyti? Nu tai duosi, sumokėsi, viskas gerai. Tai koks ten vardas? Įtaut Vilnius. Įtaut Vilnius, tai neklydau, ne? Jau neklydau. Nu einam, pasižiūrėsim, kas čia per krokliai ir toks nuostabus vaizdas. Prašom, sėdamės. O, čia maistas. O. Eimante, ar žinai, kur yra moters vieta? Tai prie bliūdų. Prie bliūdų, taip. Todėl mes jau pasirinkome šią karjerą maisto kritikės, kad nereiktų gaminti pačiom, bet kažką galėtume pakomentuoti su savo niekam neįdomi nuomonė. Labadiena. Labadiena. Sveiki atvykę į Belmonto kraklių kavinę. Ačiū, malonu. Gal norėtumėt išgėrimų ką nors iš karto? Žinoma, norėtume... Atsimenu, kažkada labai senai buvau užsisakęs, toks buvo medinis padėklas su skirtingom trauktinėm. Taip, yra smagusis kočėlas. O, nu tai kočėlas. Gal labai neužkočiuosi tavęs, gal dar daeisim namo. Nežinau, kokią čia laidą tikėjais, kad atėjai, bet mūsų pirmasis darbas yra labai rimtas. Tai jis vadinasi Alioko Pachmo Challenge'as. Einam pasigauti tyro, šviežio, gyvo alaus tiesiai iš Vilnelės. Opa! Tai ką, negalvo, kad čia taip lengvai praslysi? Nu, kiek sekundžių duodi savo, per kiek išgersi? Per kiek išgersi ar per kiek apsiputosiu? Neduodu daugiau negu 20. Jau bus putos bėgti, bet bus greitai. Mes stiprios moteris, parodom, kad mes galim. Aš noriu priminti, kad aš šiaip negeriu alaus, nekenčiu, jau nemėgstu, tai čia man ekstra challenge, čia dvigubas challenge. Tai ką, prašytume nuimti laiką ir pradedam, neskubėk, nes apsivemsi, turiu patirties. Taip. Nu, Eimante, aš šokė. Pasakysiu tiesiai šviesiai, esu šokė. Nesitikėjau iš šito mažo žmogus. Pasižiūrėkit, va. Aš sakiau nenuvertinti mūsų, Bet pamotyvavau aš tave, mes moteris, mes stiprios, mes ir pusę litro alus. Bet turiu pasakyti, tikrai labai skanus alus, jeigu pagalvoji, kad yra. Mano tamsus toks labiau aliukiškas, bet tavo tai labai... Bet aš ir pasakiau, iš karto pasakiau, aš nemėgstu alaus ir va prašau. 2 sekundžių nėra. Nu, bet alus nebuvo vienintelis dalykas, kuris šiandien laukia, ne vienintelis tikrai iššūkis. Tai kočėlas atėjo. Nu, čia stipriai. Kur, jeigu neišgersiu, tai tada teks priplot su juo, tai nežinau. Kad dar skrandukus va taip iš vis maksimaliai apšildyt, manau, reikia paragauti. Tai matot pavadinimus užrašyto. Matot, čia kaip limonadas, aš tau pasakysiu. Arba aš jau alkoholį. Aš visą turiu dabar šitą išgerti. Nu, jaučiu, jo, tai kam paliksim? Būna ir blogiau. Ne, tikrai sakau, nereikia per nosį duoda. Bet tu pakarštanauk, kad dojnytė. Pakarštanok, nu pakarštanokime. Ta duonytė tokia. Kiek duosim duonai? Daug. Daug, aš jeigu daug. Jaučiu, čia vėl mums parašė, kaip visada skaniausiai. 9. 9? Nu, man iki 10, žinai, taip jau, nežinau, kas 10. Turi čia... Ikrai. Užbarstyti. Trumais turi užbarstyti. Trumų va būtų, tai tada būtų 10. Su trumais tinka. Šiaip tai 9.
Nu, žinokit, puikus balansas tarp riebumo padažiuko 9,5. Tikrai 9,5. Wow. Klausyk, man paukštelis pačiulbėjo, kad va ten prezidentas sėdėjo, tai gal einam į jo kėdę atsisėst, o pajūs. Mes irgi prezidentės. O ką mes, ne prezidentės, to negalim? Einam, atsisėsim. Man tai čia, manau, neužteks mums dviese, bet manau, kaip appetizeris bus labai gerai. Appetizeris, taip. Kuklus toksai. Taip, padedam Aha. biškelį. Moteris Puikiai. apsitvarkama, tvarkingai, opa. Klausimėlis tau toksai, va, iš tavo tokios 6 metų patirties ir daugiau mėgsti pavalgyti, ne, nors nesimato kažkaip tai. Nu, į ūgį vis tiek neina, matau, kiek valgai, tiek neina. Tai kokia buvo blogiausia tavo patirtis restorane ir kažkur, kur valgy ir galvoji, nu, čia nelabai. Gal iš tikrųjų tokia, aš galvoju, vat, pirminė mintis ateina, tai žinai, mokykloje, kai būdavo, pas mus labai prasta valgykla, šiaip visi gyrė tas valgyklas, o pas mus būdavo mokykloje prasta, čia aš apie Alytaus šneku, nes aš iš Alytaus. Tai ten būdavo, žinai, tokia tikrai prasta situacija, kur tu perki bandeles ir jau jos būna ir su... Tarsi, iki tokio lygio, kad klasiokai randa varžtus bandelėse. Varžtus. Oho. Tada šiaip ten, žinai, daužo į stalą ir tipo tiesiog kaip akmuo toks kietumas. Tai baisiai, va, ne? tai tikrai toks pirmas mano buvo susitikimas su maistu ir jo, ir turbūt tas, žinai, vedė iki šių dienų kažkaip. Nepagerčia, susirinkom, o maistuką pakomentuoti taip, kad reikia daug grietinės geram cepelinui, daug spirgų, negailim. Opa. O, spirgai yra svarbi gyvenimo dalis. Spirgai nesutikė geros figūros, bet laimės tikrai tuo momentu sutikė. Ciepų konsistencija gera, švieži, nejuodi. Kaip mano mama sako, svarbiausia, kad nejuodi, žinai, vat. That's what she said. Prieš ragaujant tokį nuostabų kugelį, pasižiūrėk, koks patikimas čia, wow, Belmontas, natūralūs moliniai dubenėliai. Ragaujam iš viso ūkiškai, paprastai, nereikia čia. Neapsimeskim kažkuo, čia jau ko nesam. Patikimas kugelio ir toks minkštas, man patinka, labai šviežias, aš nežinau. Nu, žinok, duočiau 9. Aš nemėgstu kugelio, bet tikrai wow. Aš netgi, žinok, 9,5. Wow, Čia pavergė širdį, ne? Kaip iš manęs tai labai daug, nes dėl to, kad, nu, aš neduodu tokių aukštų balų, bet žinok, tikrai. Žinai, 6 metai patirties, tai čia jau yra ką. Vien dėl to, kad, žinai, kas, va ta tešla, tarkis, Aš tiesiai jau į visą bliūdą, nes tiesiog. Tai jisai yra toksai iškepęs, bet jis labai minkštas. Labai. Jisai tirpsta burnoje, atrodo. Tai Nu, jeigu visada tokį kugelį duoda, tai norėčiau tik dėl kugelio. Geras. Klausimas, o aštriai mėgsti ar ne? Nu, mėgstu. Mėgsti, norėtum pakarštavoti? Galim. Davai, pjauk greito, aš nuo viso. Bet čia nebus aštrus, aš manau. Nu, žinok, tie jalapeniai tai kartais. Jalapeniai? Jalapeniai visko būna. Geri jalapeniai, ne? Nieko. Nu, kaip... Bet gali būti ir aštriau. Jalapeniai niekada Čia toks nenugeria. vaikiškas. Vaikams gali nunešti tą žaidimų aikštelę. Gerai. Toliau, be jalapenių dar turim ir mėsytės. Labai įdomu. Reikia pakarštavoti, žinau, kol karšta, nes po to, kai atšala, būna nebe tas tie bulviniai, tai palauk, žinai, visiška klasika. Oi, Tai čia gerai. Ragaujam. rėktas. O, tai čia man. Ragaujam. Pavalgyti atėjom O visą čia su dieną. rankom ar su... Tai tu čia taip damiškai? Ne, tai Aš tai normaliai. gal su rankom valgysiu. Nu, davai. Nu, kaip vertini šonkuliukus? Onkuliai aš turiu pripažinti, nu ne visai geri, vien dėl to, kad buvau nesenai Teksase. Nu turiu truputėlį su kuo Amerikoje, ne? palyginti. Ne, nu tai mums iki Teksaso kaip iki... Teksase taip. Kaip Čia iki tokie- Teksaso? Čia tokie lietuviški. Lietuviški. Lietuviški, žinai. Man patiko tas barbekiu padažas, žinai, Jo. dažnai būna toksai... Ir Nu, čia, blemba, žinai, barbekiu toks saldus. O čia neutralus ir čia skanus. rozmarinų va dar daug pridėjo. Jo. Syk, aliukas tiesiai iš Vilnelės, dar vienas. Šviežias, skanus. Abu vienodai skanus. Ragaujam paskutinius patiekaliukus. Aš norėčiau Blyno ar cepelino? cepelino. Tiesiog Fritiūrinto va skanaus apkepto cepelino, nes jie dažniausiai yra mano mėgstamiausi. Nu, keptas sėpas yra papildomi riebaliukai, nieko nepamaišo. 7 buvo. Aš kokius 7 duočiau. 7? Nes žinai kodėl?
Nes dėl to, kad jeigu tu, vat, kaip sakiau, ragautum jį be spirgų ir be grietinės, tai tada pajaustum tą tarkį ir jisai toksai ne mano idealas. Aš pasakyčiau, tikrai geras, man 8,5 klasiškai, bet tikrai skanus cepelinas, šviežias, nepajodavęs, mėsytė minkšta, super. Žemaitis, toliau. 7,5, nes labai skani mėsytė, bet trūksta to traškumo. Man tai gerai, labai gerai. 8 tikrai duočiau. Skanus, mėsytė skani, biški traškumo gal ir norėtų daugiau, bet tikrai nėra prie ko pridėti. Bet jei prezidentui Bet tu pasižiūrėk į aplinką. Ar nepridėtum kažkiek balų už aplinką? Aišku. Tai gal laukia ilga kelionė per kopas. Ačiū. Šliubenką susirenkam. Opa, o. Davai, iki tą kartelę. O jeigu norėtumėt pamatyti, kaip gamina šitą gyrą arba liūką, tai pakomentuokit, palaikinkit, pašerinkit, pasubscribinkit ir padarykit viską, kad mes čia dar grįžtume. O jeigu ne, tai grįšim kažkur kitur, ne problemų.